Rugpjūčio 19. Venkite visa, kas turi piktumo išvaizdą. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 22 eilutė. Apaštalas ragina, kad turime pasipriešinti ir priešintis visokiam blogiui, turinčiam blogą ar gerą išvaizdą. Susilaikymas nuo visokio tariamo blogio – tai jau visai kita mintis, skirtinga nuo tos, kurią apaštalas iš pradžių pareiškė, tačiau kaip vienos taip ir kitos mintys parodo išmintingą taisyklę. Be abejo, turime susilaikyti ne vien tik nuo blogio, neatsižvelgdami į įvairias jo formas ir išvaizdą, bet taip pat turime, tiek kiek tai yra įmanoma, susilaikyti nuo darimo to, apie ką gerai žinome, kad tai geri darbai, tačiau draugai ir artimieji galėtų blogai juos suprasti ir manyti, kad tai blogi darbai. Sveiko mąstymo dvasia mokina, kad turime vengti ne vien tik blogio visose jo formose, bet turėtume vengti viso tariamo blogio, kad mūsų darbas viešpačiui ir tiesai galėtų būti didesnis. Ar paimtume šią eilutę iš vieno karaliaus Jokūbo vertimo, bet kokio blogio panašumo, ar iš kito vertimo Amerikos standartinės Biblijos versijos, visokios blogio formos skirtumas bus nedidelis, nes abudu vertimai duoda mintis vertas priėmimo ir praktikavimo. Žinoma, būdami teisingumo mylėtojais ir blogio priešininkais, vengsime visokios blogio formos, net ir nedidelės. Taip mes susilaikysime nuo visokio tariamo blogio, net ir nekalto. Vengsime bet kokios blogio formos, kadangi tai yra blogis ir tariamo blogio, kadangi iš jo gali kilti blogis mums ir kitiems, jeigu jo nevengsime. Šis antras blogis buvo priežastis, kodėl kai kurie Dievo vaikai susilpnino savo gerą įtaką ir buvo silpnųjų ir klystančiųjų suklupimo priežastimi. Esame palaiminti, jei praktikuojame ir vykdome šiuos abu priminimus. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokios buvo pasekmės? Venkite visa, kas turi piktumo išvaizdą. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 22 eilutė.